Sąjungos piliečiai jaučiatės saugus savo šalyje, Europos Sąjungos valstybėse? Žinoma, tas saugumas, mes ilgai su Zita diskutavom, kaip mes jį galėtume išskirti ir galbūt mes jaučiame šiek tiek vienaip, kiti kitaip, bet atsakant net iš karto į antrąjį klausimą, mes tai vertinome 7. Vertinome 7, todėl kad tikrai saugumo problemų dar yra nemažai ir atsidariusios sienos sukelia ne tik teigiamas pasekmes judėjimui, laisvam asmenų judėjimui, bet sukelia tam tikras pasekmes dėl to, kad juda ir nusikalstamumas, juda ir nusikaltėliai, ir juda tam tikros prekės, kurių mes nenorėtume, kad judėtų, tarp jų narkotikai ir panašiai. Todėl mes vertiname taip, kad taip, pagrindiniai dalykai Europos Sąjungoje yra užtikrinti. Tačiau saugumo prasme dar yra kur pasistengti. O Lietuvos mastu, jau kalbant apie šitos du klausimus, tiek saugumo pojūtis, tiek vertinimas? Vėlgi diskutavom ir apie tai, kad tas saugumo supratimas yra labai skirtingas ir gali būti skirtingas, nes iš tikrųjų vienaip mes turintis tam tikrą sąmonę, sakykime, arba patirtį, galime suprasti vienaip, bet kiek žinau, yra atlikti tyrimai Lietuvos visuomenės, sakykime, kaip suvokia saugumą, jeigu apskritai policija pasitikė ir sako, kad kas labiausiai turėtų užtikrinti saugumą, tai yra įvardinama, kad policija turėtų labiausiai užtikrinti saugumą. Tai pakankamai žmonės jaučiasi saugiai jų supratimu, nors ten įvairių tokių dalykų yra tekę skaityti, nes vis tiek reikia vertinti ir žmonių nuomonę, kaip jie jaučiasi. Tai iš tikrųjų tas nesaugumas gal labiau yra susijęs, netgi sakyčiau, su korupciniais dalykais. Netiesioginis, sakykime, tam tikrų pavojų arba tapti nukentėjus ar būti užpultam ir panašiai. Bet aš asmeniškai irgi tam pritariu, kad netiesioginis nesaugumas tai iš tikrųjų yra labai svarbu korupcija. Išskirkite 3 svarbiausias Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėsaugos problemas ir kaip jos turėtų būti sprendžiamos, jūsų manymu. Sunku man šiandieną labai tiksliai pasakyti, bet pagal tos duomenis, kuriuos yra tekę matyti, skaityti, tai aš galvoju, kad esminiai nesaugumai tai yra terorizmas. Labai nauja tokia, labai stiprėjantis nusikaltimai yra elektroninėje erdvėje. Apie tai plačiai jau yra kalbama ne tik Europos Sąjungoje, bet ir pasaulyje. Na, be abejo, ir ta pati kontrabanda, ir tarpvalstybiniai nusikaltimai, kurie galbūt nėra tokie, sakykime, iš pirmo žvilgsnio labai ypatingai sunkus, bet jie tokie yra supriedami. Tai narkotikai, prekyba žmonėmis. Manau, kad čia tie tarpvalstybiniai nusikaltimai ir pačiose valstybėse iš tikrųjų pakol kas kelia didelę grėsmę visuomenės saugumui. Kokie būtų sprendimo būdai tada paminėtų šitų didžiausių grėsmių? Na, pradedant kalbėti apie priemonės, tai aš asmeniškai galvoju, kad šiandien, tarkim, Europos pačioje sąjungoje yra patvirtintos ir vidaus saugumo tam tikros strategijos. Ilgalaikės strategijos, jos vis yra papildomos, priemonių planai, bet man asmeniškai atrodo, kad priemonės iš tikrųjų, tos, kurios šiandieną yra taikomos, nėra pakankamai efektyvios. Ir mano asmeninė nuomonė dėl vienos paprastos priežasties, dėl tų priemonių įgyvendinimo trukmių. Bendradarbiavimo priemonės. Dažniausiai yra tokios, sakykime, ir prevencinės įvairios priemonės. Visos tos priemonės yra gal tokios netiesioginio veikimo. Ir operatyvinis bendradarbiavimas. Ir aš asmeniškai galvoju, ir
kiek man teko susipažinti, galvoju, kad reikalinga vis dėlto numatyti tokias priemonės, be abejo, jas reikėtų išanalizuoti labai aktyviai, reiškiantis, jeigu jau Europos parlamente, jo labiau, kad po Lisabonos sutarties pasirašymo iš tikrųjų Europos parlamentas šitais klausimais šiek tiek efektyviau ir galbūt labiau dirba. Tai aš asmeniškai galvoju, kad Europos Sąjungoje trūksta, galbūt perėsiu ir čia ir dėl kitų klausimų tame tarpe, trūksta centralizuotų tiesiogiai vykdančių institucijų, būtent šitų priemonių, kad šitas priemonės vykdytų tiesiogiai Europos Sąjungos institucijos. Vien bendradarbiavimo įvairių institucijų, mano asmeninė nuomonė, nepakanka. Aš turiu omenyje, tarkim, kad ir prokuratūros, Europos Sąjungos prokuratūros sukūrimą, kuri galbūt daug diskusijų yra dėl jų funkcijų, bet, sakykime, jeigu numačius funkcijas tiesioginės labiau arba tokias koordinuojančias dėl veiksmų konkrečių, aš galvoju, kad iš tikrųjų Europos Sąjungos vidaus saugumui ir dėl minėtų nusikaltimų persekiojimo ir dėl operatyvinio bendradarbiavimo ir visų kitų dalykų iš tikrųjų būtų efektyvesnis. Kokia bus parlamento nuomonė, tai čia sunku pasakyti, ir kokios yra, tarkim, ir mūsų vyriausybė šiandien pozicija tuo klausimu, aš asmeniškai negaliu pasakyti. Tiesiog nėra tekę tuo klausimu bendrauti, bet iš esmės, aš asmeniškai tai pritarčiau tokiem dalykam. Supratau. Kadangi jūs kandidatuojate, tai aš norėčiau paklausti jūsų kaip potencialios Europos parlamento narės, kokia būtų jūsų darbotvarkė, kalbant apie šiuo atveju daugiau Lietuvos teisėsaugą ir kokias naujoves arba kokią gerą praktiką planuotumėte pirmoje vietoje įdiegti Lietuvoje? Aš galvoju, kad iš tikrųjų sąveika tarp Europos parlamento narių ir valstybės narės parlamentarų teisėsaugos srityje, tame tarpe plus dar ir su vyriausybė, iš tikrųjų šito tokio labai tampraus bendradarbiavimo mano suvokimu šiandieną nėra. Aš šneku, aišku, apie Lietuvą, aš apie kitas valstybės neturiu tiek duomenų, kad galėčiau vertinti, bet su Lietuvos parlamentarai iš tikrųjų gal, sakyčiau, per mažai bendradarbiauja su Europos parlamento nariais. Ir aš manau, kad šitą dalyką reikėtų iš tikrųjų labai šiek tiek gal atgaivinti, nes kažkada buvo tas bendradarbiavimas didesnis, mano supratimu jis dabar yra sumažėjęs, jau labiau, kad Europos parlamento vaidmuo Europos Sąjungoje yra iš tikrųjų šiandieną, sakykime, tikimasi, kad jo vaidmuo bus daug didesnis įvairiausiose srityse, tame tarpe ir teisėsaugoje. Tai ką reikėtų? Be abejo, jeigu tektų dirbti Europos parlamente, vienas iš svarbiausių dalykų yra ne tik teisėsaugoje, bet tame tarpe ir teisėsaugoje, kad Europos Sąjungos biudžete, saugumo finansuose, biudžete eilutėje iš tikrųjų atsirastų nors kažkokia procento dalis didesnė skirta lėšų būtent saugumui. Nes iš tikrųjų nuo lėšų skirimo labai daug priklauso įvairių priemonių, tiek ir bendradarbiavimo, ir duomenų keitimosi, ir duomenų apsaugos sistemų įkūrimą, ir daugelį klausimų tiesiog aš čia neišvardinčiau daug tų dalykų. Tai nežinau, aš tai siekčiau, kad saugumui iš tikrųjų būtų skirta daugiau lėšų biudžete ir siekčiau tartis su tom valstybėm, kurios, tarkim, neturi išorės sienų, kurios pritartų šitokiems siūlymam valstybių narių, kurios turi Šengeno sienos, kurios turi daug su trečiosiom šalim sienos. Aš manau, kad tai būtų, sakykime, toks gal esminis darbas pasiekti, kad saugumui būtų skirta daugiau lėšų. Tame tarpe be abejo laimėtų ir tos narės, kurios turi daugiau užduočių šituose klausimuose. Aišku, ačiū.
Sakykite, ar jums žinomos problemas arba, sakykime, žinoma, ko labiausiai trūksta statutiniams pareigūnams tiek Europoje, tiek, aišku, galbūt Lietuvoje ir su kokiais sunkumais jie susiduria? Kalbėti apie kitas ES valstybės, iš tikrųjų, tos valstybės yra labai skirtingos. Mes žinom, ir tas nusikalstamumo ir korupcijos lygiai yra skirtingi, labai skirtingi tarp šalių. Senesnės valstybės narės, naujesnės, visai naujos įstojusios. Šiandieną iš tikrųjų nesu nagrinėjusi to klausimo statutinių pareigūnų apskritai, sakykime, problematiką kitų valstybių konkrečiai. Lietuvos pareigūnų, tiesiog, mano supratimu, valstybės tarnybos apskritai šitoje visoje sistemoje statutiniai pareigūnai, mano supratimu, dirba geriausiai, apmokama mažiausiai. Jeigu mūsų Lietuvos gyventojai policija ugniagesiais pasitiki labiausiai, taip reikėtų atkreipti dėmesį 67 ar kiek ten procentų, tai pagal tokį pasitikėjimą kitos valstybės institucijos jo tokio neturi, o apmokėjimas yra apsivertęs atvirkščiai. Tai čia ir kitas socialinis aprūpinimas ir jo labiau. Aš asmeniškai esu už šitų visų procesų keitimą. Tačiau kalbėdama taip galiu būti net įtarta viešų ir privačių interesų klausimas, nes, kaip aš minėjau, man dažnai pasakydavo kai kurie net kolegos, kad tu suinteresuota, bet aš iš tikrųjų žinau, savo patirtimi žinau tą problematiką ir atlyginimas, socialinės garantijos, jos po trupučiuką mažėja. O aš manau, kad taip neturėtų būti ir kad statutiniai pareigūnai iš tikrųjų turėtų savo vietą visoje valstybės tarnybos. Ne taip, kaip daugelis šiandieną diskutuoja, kad galbūt valstybės tarnautojai visi ten kažkaip tai turėtų susilyginti. Aš iš tikrųjų esu kategoriškai prieš. Ir jeigu tokie bus siūlymai, nepriklausomai nuo to, kad, nežinau, kaip ir mūsų darbo partijos frakcija, kaip sakant, nagrinės tos klausimus ir kokį priims sprendimą, bet aš asmeniškai tikrai esu už tai, kad ko jiems labiausiai trūksta. Aš galvoju, kad tinkamo atlyginimo. Gal šiek tiek pati sistema yra vadybos požiūrių sukurta taip, kad, paprastai pasakysiu, gal yra per daug viršininkų, per mažai dirbančių realų darbą. O atlyginimai, kaip žinome, vis dėlto yra vadovų didesni. O įvairiausiose struktūrose kažkaip yra labai daug vadovų atsiradę. Kartais atsitinka taip, kad vienas vadovas ir 3 ir 5 žmonėms vadovauja. Tai aš manau, kad čia yra ydinga ir čia yra negerai. Nuo to ir prasideda visos bėdos. Tai nežinau, mes jau čia labai daug apkalbėjom, ponas Vytautai, tiesiog jūs... Aš labai atsiprašau, bet... Kaip kažkada Kubilius Berlyne mane paliko atsakyti visus klausimus. Bet aš grįžau. Taip, jūs padarėte. Bet aš grįžau ir... Dėl 5 klausimų dabar. Taip, galiu pasakyti, trūksta pareigūnams ir su kokiais sunkumais susiduria. Žinot, sutinku su to, ką pasakė Zita dėl pareigūnų, dėl jų atlyginimo, bet galiu pastebėti ir vieną man sunkiai suvokiamą paradoksą. Ta pati statutinė tarnyba ir ten yra lygesnių tarp lygių šiek tiek ir kaip pradedi nagrinėti ir kai aš paprašiau, kad man pateiktų Teisės teisėtvarkos komitete, kiek įvairiose institucijose statutiniai pareigūnai gauna atlyginimo ir kad pamatyčiau, kaip kas atrodo, taip kažkodėl tais ta lentelė nelabai nori pasiekti adresatų, nes panašu, kad nelygybė tarp policijos ir kitos institucijos ir panašiai. Nenoriu dabar net išskirti, įvardinti, bet jūs puikiai patys žinot ir pareigūnai puikiai žino, kurios institucijos sugebėjo statutinės gauti didesnius atlyginimus, o kuriuos paliko tiesiog, kadangi jų buvo per daug galbūt. Tai aš manau, kad taip žiūrėti valstybėje negalima. Valstybėje turi būti žiūrima į tą pačią statutinę tarnybą ir pro tą prizmę, kai kokie pareigūnas atlieka darbą, kiek jis yra pavojingas. Ir statutiniai darbuotojai, jie ir išsiskiria savo, kad jie turi vykdyti įsakymus, jiems yra mažiau pasirinkimo laisvės ir
daugiau pareigų tam tikrų suteikta, bet turim suprasti, kad ir tie statutiniai tarpusavį skiriasi. Vienas galbūt dirba su dokumentais, o kitas realiai eina gaisro gesinti arba patruliuoja vykdant kažkokią veiklą, ar ten ir net ir antiteroristinės operacijas ir panašiai. Tai todėl aš manau, kad mes į tos rizikos laipsnius lygiai taip pat turim atsižvelgti ir statutinių darbuotojų ir tarpusavėje nekiršinti ir numatyti jiems deramą atlygį. Todėl aš manau, kad Lietuvoje taip pat yra, o dėl užsienio praktikos prisipažinsiu lygiai taip pat kaip ponia Zita, kad man nėra tekę tiek giliai susipažinti su visų Europos šalių pareigūnų sąlygom, bet daugelį šalių lygiai taip pat išreiškia nusiskundimus, kad tai yra rizikingas darbas ir dažnai mažai apmokamas, kad jau pradeda trūkti tam darbui prestižo, kad žmonės ne visada nori įsitraukti į tą tarnybą, bet tai labiau ne detalizuoti pastebėjimo, tokie mano asmeniniai pastebėjimai iš asmeninių kontaktų. Gerai, ačiū Jums. Kaip manote, koks yra socialinio dialogo lygis ES šalyse ir Lietuvoje, be abejonės? Ir ar teisėsaugos sistemos institucijas vadovaujasi juo, ar jis vis dėlto yra dar tobulintinas? Žinot, vėl klausimas, kuris labiau liečia, tarkim, už Lietuvos ribų, prisipažįstu, tikrai neturiu tiek informacijos ir nesiryščiau atsakyti už kitas valstybės, tai būtų tiesiog neprofesionalu. Aš pasakyčiau kažką tais tą nuomonę, bet žinoma, visur yra susiduriama, kad reikia to dialogo daugiau ir dažnai būna, kad matosi, kad pareigūnai yra tie, kuriais valstybė remiasi bet kuriuo atveju. Ir sako, jūs pareigūnai, jūs esate ar tai prisiekę, turbūt daugelį valstybių gal ir priesaikos yra. Ir valstybės tikisi, kad jie tarnaus bet kokia esant kriziai, bet kokia esant įtampai ir panašiai. Ir dažnai dėja būna, kad visada pareigūnams yra sakoma, jūs palaukite, spręsim krizę, tada ateis ir jūsų eilė. Bet natūralu, kad tai valstybė yra pavojinga ir negalima žmonių, kurie atlieka svarbę misiją valstybėje, nustumti vieni šalį ir palikti paskutinių eilėje. Tai žinau, kad ne tik Lietuvoje su tuo susiduriama, bet su to dialogo tam tikrų trūkumų dažnai susiduriama ir užsienio valstybės. Aš tuo klausimu tiesiog trupučiuką tokią nuomonę norėčiau pasakyti. Aš jau senai stebiuosi, vėlgi, kokia yra praktika ir kokie tie socialiniai dialogai vyksta ES kitose valstybėse narėse, nelabai žinau, bet man iš principo yra nelabai suprantama. Tai, kad kūrėsi profsąjungos, kad vyksta dialogai tiek su vadovybė, tiek viskas yra šitas procesas kaip ir gerai. Bet mano asmeninė nuomonė, valstybinėse institucijose, ypatingai statutinėse, apskritai valstybė turėtų taip sureguliuoti darbo santykius visus, kad žmonėms net neturėtų būti poreikio kurti profsąjungas. Ką reiškia valstybės institucijos, tai yra valstybės atstovai visuomeniai, atlikti tam tikras funkcijas. Ir valstybė savo atstovams neduoda nei tiek įrankių, nei užtikrina jų funkcijų įgyvendinimą, taip reikėtų traktuoti šiandien, kad jie patys turi eiti į dialogą su pačia valstybė, su valdžia šalies, tam, kad galėtų išsireikalauti teisę dirbti teisingai valstybės ir žmonių naudai. Šiaip tai yra tam tikras paradoksas. Man asmeniškai yra, aš nesupraskit mane neteisingai, aš už tuos visus dialogus. Ir labai gerai, kad yra tos profsąjungos, kad yra tam tikros organizacijos, kurios iškelia tos klausimus, nes kiekvienas pareigūnas galbūt be savo organizacijos ir neturėtų nei galimybės pasakyti, nei politikam, nei sakykime, vyriausybei, valdžiai. Bet šiaip būtų idealu, kad tokių profsąjungų apskritai nereikėtų.
Tai vat būtų idealu, kad valstybė sugebėtų valdžia taip užtikrinti savo įgaliotinių funkcijas. Čia tokia tarp eilučių mano nuomonė. Gerai, dėkoju. Sakykite, ar turite ateities Lietuvos teisės saugos viziją iš Europos parlamentaro, sakykime, kėdės galbūt ar pozicijos? Kokia turėtų būti Lietuvos teisės sauga, bent jau artimiausio, sakykime, 5-mečio laikotarpį? Kokią ją matytumėte, kaip jinai turėtų vystytis, galbūt tobulėti? Tai dabar nenorėčiau tikrai, kad suprastėtų. Tai gal supaprastėtų kai kurie administraciniai dalykai, taip, bet jokiais būdais, kad neprastėtų. Kelis akcentus. Jeigu žiūrint labai globaliai, tai norėčiau, kad teisėsauga taptų tokiu visuomenės instrumentu, kad visuomenė ją pasitikėtų, ją naudotųsi ir suprastų kaip gėrį. Kad į pareigūną žiūrima būtų su pagarba, kad jis tarnauja piliečiams, o pareigūnas į visuomenę žiūrėtų kaip į savo darbdavį ir suprastų, kad tai yra būtinybė jam padėti irgi visuomenė. Žinoma, čia jau yra labai globalūs dalykai ir vienas įstatymas ar viena eilutė ar net vienas parlamentaras čia nieko nepadarys. Bet jeigu žiūrėsime į pačią teisėsaugą jau tokiu labiau artimų lygių, tai galiu pasakyti, kad mane kartais neramina mūsų teisėsaugoje tam tikrą biurokratinę naštą. Man teko lankytis policijos komisariatuose, pamatyti, kokios krūvos pas pareigūnus guli popierių, kiek jiems reikia užpildyti tų popierių. Man teko ir nusistebėti, nesu visiškai prieš, kad merginos įsilieja į pareigūnų gretas, bet vaikinai labai nyksta komisariatuose ir nyksta dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad jie negali su tokiu darbu dažnai išlaikyti savo šeimos. Tai norėtųsi, kad pareigūnas rinkdamasi savo profesiją, tai lemtų ne atlyginimo ribotumas, kai renkiesi, bet noras užsiimti tą profesiją ir noras tenais dalyvauti. Ir kad tiek vaikinai, tiek merginos ten pasirinkdami tą profesiją galėtų būti tikri, kad jie galės išlaikyti ir šeimas. Ir kaip sakiau, norėtųsi tikrai, kad supaprastėtų kai kurie dalykai, kurie kartais tampa labai sudėtingi toj pačioj statutiniai tarnybai, kai yra labai daug įvairiausių teisės aktų, kurie reglamentuoja tai vienus, tai kitus, bet ne visą statutinę tarnybą. Ir pasiėmęs vieną teisės aktą dar negali būti tikras, kad nebus dar 10 išimčių kažkam kitam. Norisi aiškios, suprantamos statutinės tarnybos, kad kiekvienas pareigūnas, ateidamas ten, žinotų, kokios jo laukia garantijos, ko jis gali tikėtis iš statutinės tarnybos, iš valstybės, ir valstybė tai nuosekliai užtikrina. Pridėčiau keletą sakinių, gal iš tikrųjų kokia ta vizija. Visi jos norėtumėm daug geresnės. Aš galvoju, kad iš tikrųjų, jeigu būtų sureguliuotas, jeigu pavyktų sureguliuoti iš tikrųjų finansavimo klausimus, darbo apmokėjimus, socialinės garantijas, kadangi statutinių pareigūnų darbas vis dėlto skiriasi nuo kitų valstybės tarnautojų. Ir mes tą privalom pripažinti, nes tikrai yra kitoks darbo pobūdis, ir naktinis darbas, ir sunkus darbas, ir su neigiamom emocijom labai daug darbo. Tai kada žmogus pradirba ilgą laiką panašų darbą, sakykime, tai aš galvoju, kad tokiu atveju galbūt užtikrinus finansavimą ir ypatingai atlyginimų ir socialinės garantijas būtų galima iš tikrųjų tikėtis ir kompetencijos daug didesnės. Ir netgi sakyčiau ir siūlyčiau, kad reikėtų sugrįžti prie tokių mokyklų pobūdžio, galbūt aukštųjų mokyklų ar specialiųjų mokyklų, kuriuose būtų daugiau praktikos, ne tik teorinio mokymo, bet ir praktikos, kada pareigūnai ateitų
į darbo vietas iš tikrųjų jau turėję tam tikros patirties ir praktikos daugiau. Mes jau puikiai žinom, kad tokia buvo Kauno policijos mokykla kažkada, net ne aukštoji. Ir gal čia mano sentimentai anos kartos pareigūnams, kurie iš tikrųjų iki šios dienos yra vertinami kaip daugelis jų profesionalai, pabaigė specialią tą mokyklą negu aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis. Tai iš tikrųjų labiau gal į administracinius dalykus, bet ir tiesioginių statutinių pareigūnų, kur susijęs su specialiais darbais. Tai aš galvoju, kad šiek tiek reikėtų keisti galbūt ir tą parengimą pareigūnų. Na ir be abejo, aš nežinau, mano supratimu, duoti atlyginimą, duoti socialinės garantijas galima tada tikėtis ir pareigūnų tinkamo darbo, ir visuomenės saugumo. Ir nėra čia ką dėlioti, ieškoti kažkokių kitų svertų, nes vis tiek už darbą turi būti tinkamai apmokama, kaip bebūtų. O be to be abejo ir kada yra duodamos funkcijos, turi būti duodami įrankiai tam darbui atlikti. Tai kai šiandien kalbama apie tai, kad pareigūnams reikia galvoti, kada kas iš kur atims kokio kontrabandinio kuro ir įpils į mašiną, toks kažkoks nesolidžiai atrodo valstybės funkcijos apskritai. Tai aš galvoju, kad tuos dalykus tikrai turi būti labiau užtikrinta, negu koks nors tam klerkas sėdi savivaldybė ir valstybės tarnautojas gauna atlyginimus nemažus ir dar su valdiška mašina važinėja. Tai va, čia toks būtų. Paskutiniai keli klausimai. Jeigu taptumėte Europos parlamento nariais, kokiamis galiomis pasinaudotumėte, spręsdami pareigūnų problemas? Ant gamtinių galių tikrai jokių neįgyčiau, tapęs Europos parlamento nariu, kaip ir kiti neįgytų. Koks privalumas galbūt būtų, tai galiu pasakyti tai, kad 5 metai darbo čia, Teisėtvarkos komitete, tai yra ryšys su tomis problemomis. Man teko pačiam lankytis nemažai įstaigų, susitikti su nemažai statutinių darbuotojų. Tai yra tas gyvas kontaktas, tai yra tos pamatytos problemos, man su jomis nereikėtų iš naujo susipažinti, man galbūt reikėtų kažkur įsigilinti ir papildomą kontekstą sužinoti, bet tas darbas komitete tikrai per tiek metų davė nemažai žinias. Tai man neteko, kaip poniai Zitai, turbūt tų marškinėlių turėti pareigūno, bet man teko su jumis bendrauti, susitikti, kalbėtis, aiškintis problemas, spręsti tas problemas. Ir kai kur pavyko, kai kur dar yra užsibrėžtų darbų, kurias reikėtų įgyvendinti. Galėčiau dadėti vieną sakinį, jeigu iš tikrųjų būčiau Europos parlamento nariu ir ko gero rinkčiausi galbūt ir man aktualu ir žmogaus teisių klausimai, ir saugumo klausimai. Tai jeigu jau man tektų dirbti toje srityje, aš manau, kad pirmas žingsnis, ką aš padaryčiau tam, kad sužinočiau iš tikrųjų išsamei problematiką, tai kartu su savo valstybės parlamentarais ir su vidaus reikalų sistemos pareigūnais, su socialiniais partneriais, iš tikrųjų sėsčiau prie stalo ir pirmai išsiaiškinčiau konkrečias problemas, jų siūlymus, kaip reikia spręsti tas problemas. Ir be abejo vėliau įstatymė numatytomis galiomis stengčiaus pasinaudoti atstovauti Lietuvos pareigūnus. Ačiū. Koks būtų pirmas jūsų darbas, jeigu taptumėte Europos parlamento nariais, kurį padarytumėte Lietuvos teisėsaugos gerovės vardan? Čia reikia prisipažinti, kad vis dėlto teisėsaugos srityje dar nacionaliniai parlamentai išsaugoja ir nacionalinės vyriausybės didesnės turbūt negu Europos parlamentas ir tokio darbo net būtų turbūt ir sunku įvardinti arba įvardinčiau ir būčiau po to pavadintas turbūt, kad neištiesėjau. Bet aš manau, kad mano pirmasis darbas tai būtų su teisėsaugos, tai vis dėlto susitikimas su pačiais
pareigūnais, aptarimas tos situacijos ir peržiūrėjimas būtent iš tos Europos parlamento prizmės. Tai yra pirmasis darbas būtų bendravimas su jumis, o po to matytume, ką galima kaip Europos parlamento žiūrėti iš Europos parlamento pozicijos, ką galima dar daugiau padaryti būtent teisėsaugos pareigūnų vardan. Aš tiesiog gal įvardinčiau į tą klausimą, kurį jau atsakiau panašiai ir į paskutinį jūsų klausimą, bet mane labai iš tikrųjų teisėsaugos srityje, šiaip Europos Sąjunga, gal aš ir pasikartosiu, mane neramina įvairių procesų labai ilgi terminai, bet kokių procesų ir sprendimų. Tai aš galvoju, kad jeigu vertinant ir teisėsaugos sritį, priimant tam tikrus sprendimus Europos parlamente arba tam tikrus siūlymus, tai iš tikrųjų ieškočiau būdų, kad įvairūs procesai Europos lygmenyje šiek tiek sutrumpėtų, nes kartais per 5 metus, būnant Europos parlamente, nuo pateiktos iniciatyvos ir pasiūlymo galima nesulaukti net rezultato. Kaip šiandieną paskutiniais metais Europos parlamento laikotarpyje, tai iš tikrųjų įvairūs komitetai matom, kad organizuoja įvairius renginius europinius ir skuba atlikti bent jau minimalius darbus, ta prasme, priimti bent jau minimalius sprendimus, kurie dar iš tikrųjų ir galių nelabai turės. Bet aš galvoju, kad šitos procesus reikėtų ieškoti galimybių šitiem procesams trumpinti. Ačiū. Prašau. Ačiū.